Skani, paprasta, greitai pagaminama mišrainė, jei netikėtai užgriuvo svečiai. Šiandien laukia jūsų dėmesio ir vertinimo. Sveiki, mielieji Dievijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Tai kaip visada, nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam gaminti. O mums prireiks virto kiaulienos kumpio, kietai virtų kiaušinių, agurko, žalumynų, pas mane šaldyti svogūnų laiškai, petražolės ir krapai, konservuotų kukurūzų indelio, garstyčių šaukštelio ir majonezo. Kiaulienos kumpį galima keisti jūsų mėgstamą dešrą ir virta vištiena. Žodžiu, naudojame, ką mėgstame, ar kas užsigulėjo šaldytuve. Visus produktus supjaustysime šiaudeliais, o kiekiai nėra labai svarbu. Jei mėgstate daugiau mėsos, dėkite daugiau kumpio. Jei mėgstate labiau daržovės, pripjaustykite daugiau agurko. Man skanu, kai mišrainėje jaučiasi kietai virtas kiaušinis. Ir aš panaudojau 3 kietai virtus kiaušinius. Ši mišrainė puikiai idėja ir neturintiems laiko, jei reikia greitų pusryčių. Garstyčias ir majonezą galime pasigaminti namų sąlygomis patys. Bus skanu ir jokių nereikalingų priedų. Nuorodas, kaip patiems pasigaminti majonezą ir garstyčias, palikau jūsų patogumui video viršuje. Tiesiog spūstelėkite ir gaminsime bei mėgausimės kartu. Į salotinę keliauja supjaustyti produktai, konservuoti kukurūzai ir mūsų mėgstami žalumynai. Jei neturite svogūnų laiškų, juos galima pakeisti švelniais raudonaisiais ar šalotiniais svogūnais. Mišrainę skaniname garstyčiomis ir majonezu. Viską gerai permaišome ir ragaujame, kad nieko netrūktų. Paragavus, man norėjosi šiek tiek maltų juodųjų pipirų aštrumo. Greita, paprasta ir labai skanu, o tokie produktai, manau, kad visada yra beveik kiekvienos šeimininkės šaldytuve. Belieka mėgautis. Dar daugiau įvairių salotų ir mišrainių jau laukia jūsų Dievijoje. Nuorodos paliktos video viršuje. Naudokitės, gaminkite ir mėgaukimės kartu. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už jūsų draugiškus komentarus ir patarimus, kurie padeda kanalui tobulėti. Ačiū už jūsų pirštelius, leidžiančius pamatyti video receptus vis didesniai daliai mūsų bendraminčių. Ačiū už Dievijos prenumeratą ir video receptų pasidalinimų su draugais socialiniuose tinkluose. Gražaus pavasario, puikios nuotaikos ir skanių, paprastų bei greitai pagaminamų patiekalų. Iki.